Tai va, pravažiavau aš Granicą. Dabar nežinau, važiuoju kur nors gal pavalgyti, nes jau 12 valandų. Bet ant alkano skrandžio nesivažiuoja. Ir tada važiuosim apžiūrėti, ką ten blemba. Objektų grožybių. Sustojau Juodkalnyje čia prie kelio kavinukiai. Paskui parodysiu tokie jaukiai įdomu. Tas, kad meniu pasižiūrėjau Google Translatorius neturi juodkalniečių kalbos. Nors nepanašiai serbų turbūt. Bet čia meniu gerai buvo ir angliškai parašyta. Kainos eurais. Užsisakiau kažkokius ant griliaus keptos be dešrelės, be škuros. Vadinasi čia vapė, nežinau, kažkas tai tokio. Čia visokių sprendinių irgi yra, bet norisi kažką gal kitokio, ko Lietuvoje nėra, o gal ir yra pas mus tas pats. Tai va, sustojau, tuoj nueisiu, parodysiu, kokie vaizdeliai čia atsiveria, nes važiuoji, tai iš karto kalnai. Čia va tokia va kavinukė jaukia. Ir ten va matote kelias nuo kalno. Aš tų kelių čia iš muitinės ir atvariau. Labai super, gražu. Taip, dabar čia va galiu biškį praeiti, nežinau, matysis, gal paskui prie kelio sustosiu kalnai. Iš karto kalnai. Kalnai tolumoj. Medis pavienis, gražiai atrodo. Einas. Nu ir va čia ta kavinukė tokia karčiama. Vėtrinėje čia kažkokia karčiama. Atnešė mano dešrelės, tokie kaip kebabiukai su fry bulvytėm. 7 eurus kainuoja, kaip ir nėra brangu pavalgyti. Va dar duonos kažkokios savo, jie visur duoną duoda. Ir vandens paėmė. Štai va, vaizdelis nuo kalno. Nežinau, čia prieš saulę. Gal nieko nesimatys, nuėjau iš karčiamos. Kelias, asfaltas toks lygus, gražus. Ir tolumoji kalnai. Nu ką, varau, manęs laukia. Juodkalnyje! Manęs laukia! Ta tokia. Ir čia turbūt jau tas Jevla miestelis. Tolumoje matosi, į kurį aš buvau užsidėjęs maršrutą apsistoti, bet kadangi mes čia labai anksti atvažiavom, tai stosime mažam kokiam kaimukyje. Čia tik nežinau, gal užvažiuosiu pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Turbūt nieko ypatingo, namai ir viskas, centro turbūt nėra. Taisyklos, va, didžiulis karjeras kažkoks tai. Na ir aš va, čia neskubėdamas tikrai. Skubėti nėra kur, šalis maža. Važiuoju iš lėto ir geriuosi vaizdais. Kaip sakant, tikslas pasiektas, dabar kokias 3-4 dienas pabūsiu Juodkalnėje. Neskubėdamas pavažinėsiu, labai ilgai aišku. Rumunijoje tik tai 3 dienas buvau. O gal sutrumpinsiu iki 3 kokių, paskui per Kroatiją čiuošiu namo. Prasidės vėl rutina, žiema Lietuvoje. Bet liks už tai higieniai atsiminimai. Žodžiu, atvažiavau į Plievicę, čia centrinė matyti aikštė, kažkokia bažnytėlė, viešbutis su kavinukė ir 5 keliai. Eina mažytė aikštelė. Kažkas man šiandien su internetu, nežinau, užsisakiau tą gigabaitą, bet jis būna, tai nebūna internetas, gal čia kažkaip blogas ryšys, nežinau. Vienu žodžiu, dabar pasistačiau į tą kažkokį čia gražus tiltas, važiuoti 38 kilometrus ir aš matyt dar gal daugiau kažką pasižiūrėsiu. O va miestelis tai iš tikrųjų va kažkokių tai įspūdingų dalykų pačia miestelėje turbūt ir nėra, net nevažiuosi turbūt per jį, nes va, viršui daugiabučiai kažkokie ant kalno ir tokių mažesnių namų. Nu, tipiškas kalnų miestelis. Can't remember it, can't recall at all. Something about my mind, something wasn't right, something about me.
But babe, I got a lonely heart, and I don't wanna be apart. I just wanna be with you, my love. Oh, oh, oh. You, my love. Tai va, jeigu matosi kažkas, tai kažkoks ziplainas yra, tą tiltą remontuoja, pastoliai sudėti. Nu, vat štai ir toks šitas tiltas. Įspūdingas, aš čia plamai tarpeklis ten vat leidausi, tai nuo to aukšto kalno, toks status kelias buvo, eina savo. Ir čia tie prie moteriškė pasiūlė nusileisti su ziplainu, 102 km/h greitį išvystai, ten kažkur rodė, čia ant šlaito yra lynas ir nusileidė va ten, kur žalias namukas apačioj, ten pabaiga trasos, vienu žodžiu, ilgai važiuoja. Einam dar parodysiu iš kito rakurso tiltą, paskui gal su fotiku dar pafilmuosiu, pafotkinsiu. Kiek žmonių čia visi fotkinasi, gal ir aš selfiuką pasidarysiu, aišku, lazdos tik nepasiėmiau, bet šiaip nerealiai. Ai va, zipas eina, čia gal konkurentų kažkokių virš tarpeklio nusileido. Ai, sakė, kur žalias namelis, tai va, kur žalias namelis ant šito kranto kito per visą tarpeklę. Nežinau, gal ir faina, bet kažkaip nepasiruošęs, aš laukiam 45 eurai, sakė šitą atrakciją. Dabar čia kokio kvaso paimt, pasėdėsiu kavinėje, atsigersiu kokios geros. Pilna žmonių, motociklininkų. Čia bus mano atrakcija. Ten sodybėlė, namukai žali, gal ten koks kaimo turizmas, su mocais galima apsistot. Pabūt, gražios vietos, eina, čia pasilisėt galima gerai. Net nesiteigiu, kad aš šitą Juodkalniją atvažiavau ir dar vienas. Nu, žinau, kad aš moku save nustebinti. Nežinau, ar matysite, su ziplainu kažkas dviese varo. Ir šitą slėnį. Išvartyta viskas, bus gražu greitai gal, arba ne, kažkas kažką praleidžia. Vienu žodžiu, kažkur prabuvau apie valandą, prifilmavau visko ir visaip. Ir droną pakėliau, ir su fotiku prifotkinu ir prifilmavau, ir čia, ir su telefonu, vienu žodžiu. Taip įdomiai kažkaip tai ten, tai daugiau, tai mažiau žmonių atvažiuoja. Nėra taip, kad, žinai, paslai būtų daug, arba tuščia. Užveža turistų. Ir vėl ramu po kiek laiko. Lemba labai karšta. Kažkaip atrodo, tai čia tas mūsų termometras. 28 laipsniai, nes kai atvažiavau, tai buvo ten 20 gal dar nebuvo. Žiūriu, taip karšta. Pusę buteliuko išpyliau ant savo drono blemba, bet ačiū Dievui viskas gerai baigėsi, karšta greit išdžiūna. Na ir dabar nežinau, čia kaip ir antros dienos planą dabar įgyvendinu, važiuoju per Dormitoro žiedą, nes dar daug laiko liko. Ir kuo greičiau viską pamatysiu, to greičiau namo važiuosiu. Arba sutikau lietuvius tiesą porą čia ant tilto. Atskrido su lėktuvu
Su motociklais nei vieno dar lietuvio nesutikau. Tai sakė, prie jūros labai viskas brangu, Lupikauja ten kainas ima. Čia tai kalnuose tikrai nebrangiai ir papietavau. Ir prie tilto čia kainų liktai nemačiau didelių. Ai, tiesa, su ziplainu, jeigu norėsit leistis, čia tas ziplainas yra ten gal 3 trasos. Ir žinokit, tai su juo tai būkit atsargiai, nes ten ar kiekvienas skirtingas kainas sako, ar ten dėrėtis dar galim, nes taip, vienu žodžiu, man pasiūlė kem 5, paskui 20-30 eurų girdėjau, tai nežinau. Galite, ta prasme, nepulkit priimti pirmo pasiūlymo, pasivaikščiokit, pasižiūrėkit, jeigu norite. O gal ir pasidarėkite iš tikrųjų, jau nebe sezonas, ruduo, gal ir už 20 eurų tave nuleisti su to ziplainu. Jaučiau gražesnių, kaip Transvalgašas, Transalpina, tai ir nenustebins daugiau niekas mane šitą kelionę. Bet visuomet reikia turėti vilties, kad pamatysi dar kažką tai. Nors Darius sakė, viskas man dar prieš akį, kad Transalpina, Transvalgašas apšilimas bus matyti, kažkaip tai nežinau. Kol kas čia dar tokio kažkokio tai wow. Nu, keliuose, ta prasme, nemačiau. O, blemba. O, čia tai, o, mahanra. Kaip gražu. Spalvos kokios. Nu, blemba. Eina sau. Dar apšvietimas su debesėliais toks. Vau, Dariau, blemba, tikrai nustebino. Kažkaip atrodo ten nieko tokio ekstremalaus, bet tie toliai eina sau. Blemba. Nežinau, kamera turbūt to neperteiks, blin. Eina toks vaizdelis, išvažiuoja ir kaip kokia Arizona, blin, nežinau, nebuvęs Arizona, aišku, tik iš filmų, bet taip gerai atrodo. O čia taip ten. Kažkokį čia visiškai mane blemba keliukų išvedė, aš nesuprantu. O mašinų pilna. Čia į kalną turbūt kils koksai visiškai kaip Rumunijai buvom, bet ten nieks nevažinėjo, čia pilna mašinų. Toks siauras tarp medžių. Nu, praleido. Aš dar vis filmuoju. Nu, va, žiūrėkit, koks kalnas viršuje. Spalvos labai gražios, tokia žalia, nežinau, ar čia pavyks perduoti. Per kamerytę tas kalnas toksai šviesiai salotinis, toks norisi suvalgyti. Niam. Na, įdomu, kur tu čia mane nuvesti, ką kely. Kol kas nieko įspūdingo. Važiavau tokiais jau daug dienų. O, kažkas gražesnio. O, blembos spalvos, čia gal reikėtų nuotraukų kokių padaryti, jo patarama. Arba grįšiu. Eina sau gražuma. Čia gal eina hiking žmonės sustoja. Eikit sau, čia į tikrą kalną įvažiavom. Čia su 2 mašinom sunku būtų prasilenkti. Ką tik Piatas papielino. Nu, čia grinai toks Aužių kalnas. Avinų, laukinio avinų. Čia gali dar
kokių avinėlių ar avyčių sutiksim, ar ožiukų. Vau. Blemba, vau. Nu, blemba, kaip gražu. Norisi čia praskristi. Nu, ta prasme, su sparnais. Paukštis būtumai, ane? Vau, 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 vau. Reikėjo sustoti tenais. Bičiuda, kokiu pafilmavęs dar, kur mes čia skubam? Nežinau. Nežinau, kur mes čia skubam. Okei. Nu ką, toliau mano kelionė tęsiasi. O, išgėriau tokios skanios mačiato kavos. O, šaize. O vaizdai. Prisidariau selfių. Į TikToką vaizdų prifilmavau. Ir kamerą išsitraukiau, nuotraukų gražių padariau. Ir, vienu žodžiu, aš labai patenkintas. O, tokiose vietose jaučiasi gyvenimas. Blemba, kaip jie nemoka važiuoti. Siaubingai, siaubingai. Siaubingai. Galėtų greit ant stovi. Veidrodėlius bijo nusimušti. Užsilenkto veidrodėlius į kalnus važiuodami. Vienu žodžiu. Nu čia gražu iš tikrųjų ir dar oras aфигienas, kaip aš pataikiau atvažiuot. Tokiam kaip man, nes kraštai tokie status, jeigu nuvažiuočiau prasilenkinėdamas. O, blemba, papa. O čia tai, blemba, siurprizas. Gerai, kad sureagavau. Eina šikt, blėt, kokie čia. Eina šikt. Kaip aš išsilaikiau, blin. Ant tokio posūkio. Jo, čia jau čia viršūniai. Dvietuko reikia, čia žinai, kaip pirma kelionė. Nevažinėjančių, tai čia labai gerai, blemba, važiuoju. Nu ką, ar viskas? Čia kažkoks kanjonas. Galim, va čia dar bus nuo viršaus turbūt fotkių gražių padaryti. Tačiau moca, o ten toksai mažas į kalnėlę čiut-čiut, nu visiškai beveik lygo. Ir sunkus ir negalėjau atgal užstumti, ėjo turistas, fainas toks dedukas. Dėjo, pastūmė man, užstūmiau, kad galėčiau išvažiuoti. Ir viskas. Nu dabar neskubu, dabar trečias, antras bėgis, štai toks kelias, tai jau majo. Dar kur matosi, tai matosi, bet kur tokie užuolų posūkiai, tai galima užsirauti, jau apšiukmat. Leidžios viršui nėra jokio ryšio, žinokit. Aš kaip nūbas nesupratau, kodėl čia jie visi perka tuos atskirus navigatorius. Ten jiemgi nereikia mobilaus ryšio. Visi mapsai įsiūti ir važiuoji. O čia, blin, šitasgi nieko nerodo, reikia nusileist nuo kalno, kad pradėtų rodyti, kur važiuot. Bent prieš tai pasižiūrėjau, kol nebuvau išjungęs mapso, buvo ten kažką rodė. Tai kad šitas kelias veda žemyn ir išeina į kažkokį kelią. O ten aišku ant galo tai jau tokie status vingiai.
Bet išvažiuosiu su motociklu, ne su mašina. Mašinos važiuoja. Jau kai nusileisiu apačioj pasižiūrėsiu, jau kad internetas atsirastų. Tada jau kažką tai, kokį nors viešbutį gal jau susirasiu, ką žinau, 4 valandos. Kol surasiu, kol davažiuosiu, bus 5. Jau reikės eit ir pasiilsėti, šiandien daug labai pamačiau. Fighting about, can't remember it, can't recall at all. Something about my mind, something wasn't right, something about me. Nu, ten, čia gal būtų faina palatkę pastatyti šitam slėnį, kažkas tam su motocikliuku. Važiavęs palatkę statosi, blemba. Jo, čia fainai. Čia ir aš norėčiau pernakvot gal palatkę vieną naktį. Ant Rubėgių, blemba čia tokių yra. Blemba čia tas kemperis, kur tada važiavo, ne? Gal aplenkti reikėtų, čia bus daug problemų su juo. Lembas tokiam težėjam įlenda į tos kalnus, namytė mano. Bet fainai čia, asfaltas išdėliotas, kalnai tokie parengti turistavimui. Maliai su šitais ratais. Reik svarbu nepasimest, gazo duoti ir išvažiuoji. Vienu žodžiu, nestabdyk. Nestabdyk vadinasi, daug gazo. Taip ir buvo. Nu, bet čia blemba, kai kurie tai atrodo kaip blemba, lenciūgo nutrūja lekės, to mašinom per kalnus dalba jo bugauja. Ant posūkio va dar tokio, už kurio nieko nesimato. Iššoka. Eina, šit, ble. Na, čia geri pasukėliai. Na, mes neskubam, mums reikia likti sveikiem ir gyviem. Ne? Ir kai grįžti į Lietuvą, su padaryt filmą. O tu taip filmuoju. Ir žinai, nedavešiu, ne, važiuoju normaliai iš lėto. Nu, čia įdomu tokia. Tu ilgas per kalnus vingiuoja, nežinau, čia aišku, lėtai važiuoja, maksimum koks pidisokas ant kokios tiesiosios. O tai bir, antrų bėgių, trečią bėgių, bir. Ai, vaizdelis, ai. Ai, čia kalnas, biški reikia primažinti to. O, arkliai, ble. Eik, tu neapspardys manęs. O, geras. Aš filmuoju. O ir ką dabar daryti? Ką jie čia užtvėrė kelią? O, gerulis. Fotografuojasi su arkliais. Nu ir ką tu? Stovėsim. Reikia padaryti kokią nuotrauką, o gera idėja. Padarysim kokią nuotraukėlę. Žiūri. Geležinį arklį pamatė. Pas mane ateina. O, pinčiukas. Nu ką, pamatei geležinį arklį? Ateik to, birzgalė. Ei. Ateik, eita. Geras. Dar sustojo turistai paglostyt, miestiečiai arklių nematė. Taip. Ką, eina, nukramtyk man laidą, nedavažiuosiu namo. Gerai, viskas. Viskas, duokit dėdį važiuoti. Yeah. Na gerai, duok važiuoti. Nesuvalgyk pirštinių. Aha. Taip. Gerai. Šaunuolis. Geras arklys, geras.
O. O. O, čia aš būsiu žvaigždė. Dalykų kalnuose nutinka, ar ne? Važiuoji, kažką sutinki, arba tave kažkas sutinka. Kažkokie tie arkliai matyt labai dvasingi, aš jiem patikau. Ten būsiu dabar žvaigždė. Su manim krūtų nuotraukų, sakė, pridarė. Pavojingas kelias. Eik, tu sau, kokie vaizdai. O čia tai, o čia antras bėgis ir birbikinam. Jo, čia greit nepavažiuosi. Čia aplamai aš neįsivaizduoju, kaip čia su kemperiu kokį pravažiuot. Eik, tu sau, kokie O koks kalnas priekyje, jo, pšichmat. Nu jo, gerai, kad pasikeičiau kaladėlės prieš kelionę, tai jau būtų nebegyvas mano senosios po šitų kalnų. Dar ranką sugebėjau iškelt, profesionalas. Aš ant tokių kalnų bijau vairą paleisti. O, nieko, po 10 metų gal ir aš galėsiu. Kai jau būsiu senukas, senas vilkas. Tai, o kažkas sustojo ant posūkio nuotraukų padaryti. O, mocas. Eik, tu savo, kokie medžiai pačioj raudonėje. Prio, uolos kokios. Na, šikta širdžiai sustojo. Va. Gal sustosiu, padarysiu keletą nuotraukų. Bliomba, dar tokių nemačiau dalykų. Vienu žodžiu, sustojau čia pafotkint, žiūriu, atlipa kažkas iš apačios. Prieš tai motociklas stovėjo, pralenkiau tuščias. Blemba, tai ten tas turbūt motociklininkas. Su apranga lipo, dronas sulūžęs rankose. Blemba, sakau, pametė droną. GPS-as dingo. Ne, sako, batarkė baigėsi. Blemba, bet kaip tai blemba? Neapsižiūrėt, kad batarkė baigėsi. Visas uždūsęs. Eina savo. Lipo, surado į tą droną. Matyt, batarkė baigėsi, krito. Tai koja viena nulūžus sparnas. Nu, tai prasme, iš to kelionėje nebepaskraidys. Bet nors footage išsaugojo, ką prifilmavo. Tai blemba, jeigu dingtų viskas. Tai dar žmogus ir palaipėjo. Apsirengęs motociklininko aprangą, jo šikmatį. Per šituos kanjonus. Tai va, susiradau dar vieną tašką gražų. Šitas kelias kaip tik ten mane ir nuves, kažkoks kanjono vaizdas. Čia nežinau, aš šiandien jau tiek visko gražaus prisižiūrėjau. Ar dar kas nors mane nustebins, bet saulė dar aukštai. Tai aš dar nuvažiuosiu į tą kanjoną, čia 26 minutės kelio, 14 km. Pasižiūrėsiu. Ir jau kaip tik tada būsiu nusileidęs jau iš šitų kalnų. Ir čia tas kanjonas prie upės, ten turėtų būti vaizdas upė kažkokia geras. Keliukas ir tas kalnas fone eina savo koksai jėga. Ai, prikolas, važiuoju ir butelių ten sukrauta tokias kaip ir vadiara, blemba. Palei kelią mašinos stovi, tokia pirma mintis. O blemba, hebra gerai dalyvauja. Sabantujus. Paskui žiūriu kitoj vietoj, dar kitoj, supratau, blemba, kad čia pardavinėja turbūt kokią samanę kalnų gavarimo, blin. Aš pagalvojau, čia koks sabantujus vyksta. Normaliai, ne?
Okay, rašo, nes čia tokie prasidėjo harpynai. Afigieni. Blet. Geriau nefilmuot. Kažkur aš čia užsižiūrėjau. Blemba išvairavau. Galvau bus nesmagu. Jo, čia tokia. Kalnukai. O blemba koks. Upė matosi, čia ta pati Tara turbūt. Kur nuo tilto, o baba vaizdas. Aš nežinau, ar matosi nuo mano šalmo. Bet aš tai čia matau vaizdelį. Ak tu šiknon. Čia neprasisuka. Eina savo. Gal čia sustoti, bet čia pavojinga. Eina savo. O mamaika. Žiūrėkit, kai čia darosi, o kokie tuneliai bus. O blemba, čia šitą kelią filmuosiu visą. Man filmuojasi? Filmuojasi. Eina savo. Va, čia tai fuck. Nu tikrai. Transalpina ir Transalgašas ilsisi. Plauk, sustosiu aš gal čia, blemba. Padarysiu keletą fotkių, blemba. Namas. Ką Dievas sukūrė. Eina savo. Gerai, varau toliau. Čia dar kažkoks tai vaizdas. Čia aš ir buvau kažkur panašiai sustojęs. Ten, supratau, bus atskiras namukas. 25 kvadratų, bet pusryčiai inclusive. Vaizdas į ežerą, tai blemba, keli tu mano pasilsėsiu už 3-7 eurus. Blemba, liktai dušas parašyta buvo, nes dušas man tai reikalingas. Šiandien kiek čia tų laipsnių dabar? Reiks pasakyti dar po 14. Eina savo, važiuos pro Montenegro, tegu pravažiuoja. Eina savo. Man nesitikė, kad toks grožis yra pasaulyje. Eina savo. Tai va čia tas ežeras, kur fotkinau, tai prie jo aš ir gyvensiu kažkur, kaip supratau. Koks tunelis, biškai pafilmuoju. Toks įdomus, be apšvietimo, be nieko. Mačiuoja kažkas tai. Papa. Jau pavargau, hebrycę, reikia eit mėgot, ilsėtis nemėgot. Bet buvo nerealus kelias, nerealus. Nežinau, ar aš dar kažką geresnio savo kelyje sutiksiu, bet šitas buvo... Sau. Taip, vienu žodžiu, šiandien pravažiavau 260 beveik 8 kilometrus, kaip ir nedaug, bet super. Va, mano bungalo, paskui parodysiu iš vidaus, galima privažiuoti, pasistatyti prie pat, kažkur tai laukais, miškais. Tai vienu žodžiu, nežinau, ar jis turi dušą, tik tai, jeigu ne, tai gal čia kažkur tai bendras yra. Žiauriai noriu į dušą. Čia matau, nežinau, kas matysis, nesimatys. Čia viena dviguba ir tas. Ir, dušas. Super, eina šviau. Vienu žodžiu, aš išgelbėtas, nežinau, čia afigienai. Gal man čia dar vienai dienai pasilikti, pavažinėti ir grįžti. 3-7 eurai su pusryčiais. Tik tai viską nori kešo. Tai gerai, kad kešo turiu, pasimkit visą laiką kešo su savim. Čia jie eurus įima. Nacionalinė valiuta euras pas juos dabar padaryta.